Balandžio 27 dieną Švenčionėlių kultūros centre vyko 19-asis tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis Juoko sūkurys. Festivalis prasidėjo teatrui skirta daina, kurią atliko Justina, Vitalijus ir Marijonas. O po to šventės vedėjai Vida Vilutienė ir Algirdas Breidokas į sceną pakvietė pirmąjį kolektyvą. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos teatro jaunimas žiūrovų teismui pristatė gerai žinomo Salomėjos Nėries kūrinio Eglė Žalčių karalienė interpretaciją. Šis režisierės Daivos Pošiūnienės, choreografės Renatos Grigenecienės ir muzikos dalies vadovo Gyčio Šalnos pastatytas spektaklis leido žiūrovams į gerai žinomą kūrinį pažvelgti naujai, nes visa meilės, pareigos ir išdavystės istorija papasakota šokio pagalba. Festivalyje dalyvavo Kupiškio krašto žmonių su negalia teatras Pasitikėjimas, Lenkijos Respublikos Suvalkų teatras Veidrodis, Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro mėgėjų teatro Šnekutis. Šeimininkai Švenčionėlių liaudies teatras pasirodė su Daivos Pošiūnienės režisuotų spektakliu Izabelės Lukošienės Brangutė. Aš taip pat buvau padariusi, bet aš tai nedaug. Aš tik trupučiuką, jis prisipūtęs kaip šliūrė. Tai žilatrų valkatą padinau, jis kad pasiūto, kad puolė kaip išprotėjęs. Visiems kolektyvams buvo įteiktos rajono mero Vytauto Vigelio padėkos ir po pušelės sodinuką. Graži simbolinė dovana. Teatralus ir kultūros darbuotojus sveikino rajono meras Vytautas Vigelis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras, kultūros švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Vigelienė ir rajono tarybos, kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo komiteto pirmininkas Bronislovas Vilimas. Rajono meras įteikė kultūros ministro Šarūno Biručio padėkas Švenčionėlių kultūros centro direktoriai Onai Raguckieniai, Pabradės kultūros centro direktoriai Lolitai Vilimieniai, Nalšios muziejaus direktoriai Alytei Šekštelieniai, Švenčionių viešosios bibliotekos direktoriai Leonardai Vilčiauskieniai, Švenčionių kultūros centro direktoriui Aurimui Baliukoniui. Mero padėkos buvo įteiktos 40 metų išdirbusiems Ramutei Kriaučiūnieniai ir Vladui Jonui Valackai. 35 metus išdirbusioms Marytei Bajarūnieniai ir Nijolei Zubovai. Už 30 profesinės veiklos metų Liudmilai Tiukšai ir Česlavai Aleksėjevič, Vidai Vilutieniai, Stasiai Busilieniai ir Daivai Rimošaitytei. Padėkos įteiktos už 25 profesinės veiklos metus. Meras ne tik įteikė padėkas, bet ir didžiulį šakotį šventiniam stalui padovanojo. Kultūros darbuotojus taip pat sveikino ir padėkas įteikė Švenčionių rajono kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Vigelienė. Jos padėkos buvo įteiktos 20 metų išdirbusiems kultūros srityje Rasai Breidokieniai, Irenai Kochančikieniai ir Vitalijui Laptevui. Kviečiame muzikantą Vitalijų Laptevą už 20 profesinės veiklos metų nuoširdų, kūrybingą darbą, puoselėjant kultūros tradicijas rajone. Penkiolika metų išdirbusioms Violetai Balčiūnieniai, Violetai Basijokieniai ir Marijai Beperšč. Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo komiteto pirmininkas Bronislovas Vilimas, pasveikinęs visus su gražia švente, padėkos žodžius skyrė kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjai Danutei Vigelieniai. O tai, kad jos vadovaujama sritis aukštumoje, įrodo ir tas faktas, kad į Respublikinę dainų šventę važiuos 529 dalyviai. Pertraukos metu vyko margučių ridenimo varžybos.